Ką, sveiki gyvi, nauja diena, nauja tema. Šiandien esam mūsų žaidimo aikštelė, kaip sakant. Ir šito žaidimo aikštelė šiandien testuosim naujus jaukus. Aš su jais dar nedirbęs, tad bus šiandien puikiai proga susipažinti ir pažiūrėsim gale dienos, koks bus įspūdis. Šiaip diena tikrai yra nieko gero, visi skundžiasi to kibimu. Diena tokia kol kas nėra labai graži, tikėkimės pagražės biškę. Tai ką mes šiandien bandysim? Ogi bandysim Match Pro jaukus. Čia gražus Match Pro jaukai. Brimėlovą bandysim, yra karšinis geltonas jaukas. Šiaip pagal viską matau labai daug. Jame viso ko reikia karšiui. Mes jį tiksliau apžiūrėsime išsipakavę. Ir Big Brimas yra stambesnė frakcija, matau gan mūsų krūzas, kanapė biški stambesnė, nesmulkinta. Žodžiu, bandysim tos jaukus, atsiliepimai apie juos yra geri. Kas patinka iš Match Pro, kad jie turi labai daug pasirinkimų. Kai kurių jaukų brandai to neturi, jie turi viską, aromų, likvidų, pažiūrėkite, ananasas, karamelė. Čia yra Tiger Nutas, tigrinis riauštas. Ta prasme, čia viso ko norit, jie labai stambi turi ir metodui, visko ta prasme jaukų, viso kito, pelečių, taip ir turi jaukų fiderį. Taigi pažiūrėsim, kas čia bus, pasimakaluojam, pasimaišom, siesim, palemonę, gaudysim, žiūrėsim, kas bus, žvejų beveik nėra. Vienas buvo, išvažiavo ir dar ten mačiau, vienas yra. Žodžiu, ne piragi, bet ką reiškia, kad nebus spaudimų. Aš spaudimo gal visai ir norėčiau, pažiūrėčiau, kaip prie spaudimo dirba, bet dabar bandysim taip. Žuvis žinau, kad ne kažką, tikrai taip neaktyviai kimba, tai nežinau. Gal pradėsim iš karto tada taktiką darysim tokią atsargesnę. Per daug spaudimų neduosim žuviai. tą jaukinimą irgi darysim tokį ramesnį ir šaryklam gal mažesniem pradėsim. Ir po to matysim jėgoje. Jeigu matysim, kad žuvis yra atėjus stambesnė, tai duosim gyvų masalų. Mes jų turim daug, užsukau pas Fisherį, tiek jaukų, tiek gyvų, ta prasme, kalnai. Kainos irgi tikrai tokios gyvų masalų, kad, gėda būtų neimti jų daug. Tai, žodžiu, atvažiavom, pažiūrėsim, išbandysim Fisherio gyvus masalus, pasimtus jaukus Match Pro pas Fisherį. Einam, dedamės platformą, dedamės pedaną, biškį prašinaujam, jas apžėlę, važiuojam, padėsim, kas bus. Tikėkime, orai leis mums pasidėti ilgiau biškį. Tai bandom, darom, suką, malam, jauką, turiu purų ir ką. Važiuojam. Kolektyvas Palemonas mums davė špygą taukotą, kol aš žvejoju, karšiai išlenda palei viršų, tokie gražūs dideli, o ten 7-6 metrai gilis apačia, tai patys suprantat, kur viršui nardo karšiai su to pačia gaudai. Tai dabar atvažiavau vėliaus avantūras vėl, atvažiavau, kur nesu žvejojęs, pažiūrėjau rytai per Dipper programėlę, kur giliai maždaug. Tai atsibeldžiau čia, toks pravažiavimas gal blogas buvo, bet 4 varomi viską padaro. Tai dabar ta platforma laukia. Liko dar biškį daiktų susinešt ir žiūrėsim, kas čia vyksta. Gal čia kažką rasim. Nuėjau iki žolių ruožų, dėl to bridau. Nes man čia galima mest, bet gan didelis atstumas mest gaunas, kad nereiktų man čia žaisti. Tai aš nusibrisiu ir mesiu kai 20 metrų. 30 maks. Tai tokie reikalai, davai darom greitai, nes laikas pabiškį senka, kol dar sekmadienis važiuojam. Jaukas man labai patiko. Gan gerai susigėrė vanduo, toks sunkus pasidarė, man tas patiko, kad jis labai daug kažkokį šiukšlų nesklidė, kai įmečiu vainį. Gan gerai viskas sušoko, sulipa.
Tai šitas dalykas man patiko. Kvapas irgi labai įdomus. Ir spalvai jelovas, geltonas spalva. Tokia gan netokia ryškia kaip Champion Feedo, gal dėl to, manau, netgi geriau turėtų būti. O kvapas toks įdomus. Labai kaip ir ryškus, bet ne per daug aitrus. Kaip Champion Feedo toks labai jau aitrus, jau ten jie atrodo, kad jau labai jau aktyviai žuvį tinkantis. Tai man visai žiauriai patiko. Tik pasirinkau dieną, kai nelabai kas kimba. Daug aplinkinių klausiau pažįstamų, kas šiandien žvejoja, tai visiems ta pati situacija, visiškai ta pati. Čia ta oro kaita, ryte lyjo, vėjas belia koks, debesis, dabar saulė kaitina, šit išbūti manoma. Tai viskas susidėjo, turbūt gavas taip gavas, ta žuvis nebežino, ką daro, dabar gal ta žuvis vėl išvarė man į gilį. Ryte gal buvo čia. Žodžiu. Kolektyvas išsiaiškino pagaliau, kaip reikia pagauti žuvį šiandien, nes šiandien tai yra praktiškai misija neįmanoma, bet atradau kaip, tai papasakosiu. Kažkokią labai keistą karšį pagavau, gavęs per lūpą arba nustebęs, kad pagavau kažkokia, sak. Situacija tokia. Šiaip karšis gražus karšis. Toks, visai nieko. Situacija tokia. Windowsas. Į Windowsą gyvų dziko. Išlaukimas 5 minutės. Nepil 4 gal. Jėzus, kaip giliai narys. Kablys didelis, pavadėlis 1,5. Atiduok, Kablys didelis, pavadėlis 1,5 metro ilgio, 0,12. Ir į Windowsą tik dzikų prikrauti javų, jauką tik uždaryti ir viskas. Ir iš to mes turime karšį. Pradėjau pradžiai nebeduoti gyvų. Ne visai pasteisino, bet po to paaiškėjo, kad mums tiesiog reikėjo nebeduoti jauko ir gyvais irgi labai atsargiai. Gyvų biškį daviau, bet tai tas kiekis čia tas gyvų, tai toksai turėjau 3 kibimus galingus nepakirstus. Pradėjau aiškintis, kas per reikalas, nes kibimų ir taip mažai. Tai žodžiu dabar kaip ir išsiaiškinta buvo. Kablys 220BR raudonas, stambi vėlogan, sakyčiau. Neblogas kablys, man šiaip vis laikis patiko, aš jau nekart turbūt minėjęs, esu jį per video. Tik tai, kad su tuo čipimu problemų būna, greit atčiumpa labai, bet kaip pagalvoju, jeigu kerta žuvį, tai jau geriau tago aš jį pakeisiu, kas 3 žuvis, negu nepakiršiu tiesiog žuvies. Ir kabliukai, tai jie ne kosmosą kainuoja, ypač būtent ta serija, tai tikrai jie ten nedaug kainuoja. Taip, kad problemos nematau dėl jo to tokio gal šiek tiek per greito atšipimo. Kodėl taip yra, irgi negaliu paaiškinti, ne kabliukų gamintojas esu. Bet situacija tokia, žiūrėkite, aš jums papasakosiu, parodysiu, ką darau. Šitas dalykas veikia, labai gerai veikia. Du nuleidau, po to vieną taškę, galvo nurims, palaukiau, spėkit, ko turiu, gigantą, monstrą, belę kokį, gerą, tikrai gerą. Tikrai gerą. Šįkart su burna normaliai. Bet ko jis tokia iš rankų šiandien, Parasata. Bet dydis geras, gražus. Gerai, kadangi dydis geras ir gražus, atsikabik. Šitą mes jau atsargiai dėsim į graibštą, kad čia nepagaryk, kad man taip ir buvo nekart.
tiksliau įsieta. Bet jau labai sunkiai krantu. Tai toks piktas, kaip čiurna buvo. Žodžiu, viskas veikia. Dedu tik tai dziką. Gyvą, nekarpytą nieko. Gyvą dziką ir uždarau. Ir jį tiesiog uždarau. Šėryklą vendu. Kas čia dabar? Šėryklą vendausinė. Dydis čia vidutinis, man atrodo, ne pati mažiausia ta. Pavadėlės 1,5 metrų. Į vidų pridedu tiesiog dzikų gyvų ir uždarau. Pilną prigaunu dzikų ir uždarau tiesiog šėryklą su jauka. Visas dalykas. Kol daviau aš ten tų gyvų, šėryklas didelės, mažesnės, nieko. Jauko tiesiog reikia labai mažai. Spalvos, aš manau, mano idėja, kad bijo spalvos. Ant kablio, dzikelis ir kokie 5 matiliukai. Viskas kaip ir atrodo paprasta, išskyrus tas dalykas, kad reikėjo įsiaiškinti, kad to karščio daug vartas, ta prasme, palei viršų, o čia yra sėklius, čia yra visiškas sėklių, čia 3 metrai, tai toksai, dar skaitau sėklumą, nes metras tai man netinka, iš metrė, nežinau, naktį gal žvejot čia reikia, aš nežinau, metras tai nepatinka. O čia yra apie 3 metrai, tai yra sėklius, nori, nenori, tai yra sėklius. Net jei žuvis ir sukilus būna, jinai vis tiek turėtų nesunkiai nusileisti tą gylį, labai stipriai neraginama. Tai aš pagalvojau, kad turėtų būti ir nusileidus, bet kažko tais neima, ne? Gali būti neima, kad kažkas netinka ant kablio, bet jeigu tu viską išbandai ir vis tiek jai netinka, tada pradedi galvoti, kas blogai. Gal tiesiog per daug turi maistą. Išėmi maistą. Kas tada gaunasi? Tada gaunasi, kad išėmus visišką maistą, tai jauką padodam. Kibimas irgi neatsiranda. Kibimas kažkaip užsižiapsavo. Kibimas irgi neatsiranda. Kai įdedi tik tai jauką. Tada pagalvojau, gal tada čia vis dėlto yra jaukas kaltas. Nebūtinai, kad jis yra blogas, o būtent tiesiog yra labai jautri žuvis ir gali būti gal spalva labai, arba tiesiog jis yra labai jaukas, šiaip sotus. Šiaip jaukas pagal viską, geras, vasariškas yra tikrai super su juo, bet šiandien tokia diena ir paskutinių laikų mūsų vasaros, visos tokios, jau šitą vasarą, visada tokia neaiški. Kaip ir atrodo, ateina vasara ir dingsta vasara, tad vos ne kad ruduo kažkoks tais. Tai ir ta žuvis taip, tai tokia, tai anokia. Tad išėmiau tą jauką, beveik skaitykit, tai neišėmiau, nes liko. Įdedu užkemšu šėryklą, būtent tą jauką tiek. Bet esmė, kad gyvo reikia, o kodėl pasirinkau būtent dziką gyvą, o neskendintą. Kad jis man įsivaikščiotų į šėryklą, nelitų šėryklai, jis judėtų į visas pusės, tai ne vienoje tai bus koncentruota pabiškį, tam parankės, ir to pasekoje mano kablys biškit bus labiau matomas, nes jeigu man čia iškris mano kablys ten, tai bus ne kažko, man zikiukas pasivaikštai į tas visas pusės, pradeda rinkti aplinkui. Jaukas stovėtų nebūna nukritęs mano kablys ir kur dzikai jie pabėgo nuo to jauko. Ir tau gaunas toks įdomus dalykas, kad kliovas yra, viskas vyksta, nuleidau žuvį. Dažniausiai būna blogai, kad nuleidau žuvį. Šį kartą irgi nebuvo pyragai. Bet prieš tai buvo kibimai kas 4 minutės, palaukiau iki 10 minučių, sakiau palauksiu, žuvus supirkti. 9:30. 9 minutės 30 sekundžių. Lenkiams. Ką. Žuvis. Gyvenam toliau. Gaudam žuvį. Viskas čia bus gerai.
Nu, ši diena nesiliauja mane stebinti. Naują turim, kaip sakoma, naują klientą turim, naują žiūrovą. To aš jums parodysiu. Tai biškai toksai slidokas, karosas. Ir gan storas, ir gražus karosas. Žiauriai patiko. Gan tamprus, bet ne per daug. Įvairių žiūri, kas irgi vienas toks retas dalykų irgi, kas liečia fitargabus. Tai labai didelis pasirinkimas storio. Ten kas, ten 0,06, 0,07, 0,08, 0,09. Ta prasme, pasirinkimo daugiau negu reikia. Tai tas labai smagu. Galite įsibandyti įvairiam situacijom turėti. Nėra brangus iš viso, tai čia 399 Fischerį, tai čia kai Danana kainuoja 7,50. Ir patys suprantat, metrų čia 7 metrai. O Jėzu, čia visam gyvenimui užtenka. Nepapasakosiu apie vietą turbūt labai taip išsamiai. Tai vat, kai teko pakeisti šią vietą. Oho, taip kaip lyja. Teko pakeisti šiandien vietą, nes Palemone, kaip žinia, prasidėjo delfinų puota. Delfinai pradėjo palei viršui, tai yra karšiai maudytis. Teko keisti vietą, pakeičiu tą vietą. Galvojau, kur, pradžiai galvojau, Palemone įstiekla, žmonių buvo visur. Bet ten su žolėm būna labai daug problemų. Tada kažkaip žiūriu, grabuosi. Grabuose žiūriu, grabučiškėse labai daug sėkliaus. Atvažiavau, žiūriu toksai gan apipelkėjęs pravažiavimas. Kaip ir turėjau, aiškiai, sėdėtoje, kad turbūt bus laisva, mažai kas rizikuoja važiuoti. Aš surizikuoju, atvažiuoju, nieko nėra, va Jėzus, vietų kiek tik nori, pilna. Nu, atvariau, ištraukiu, kadangi nebuvęs, pradžiai prasimečiau švinuką, daiktų neišsikrovau, gal patikrinsiu, kas. Tai visur šiaip patiko labai, kad visur gražus dugnas. Toks kaip ir smeliukas, vos po dumbliuką, su dumbliuku, bet toks jau tas dumbliukas eini, basom net koja nesmenga. Ta prasme, ten nėra, kad įsmigtų kažkaip giliai tą koją. Tai toks dumbliukas labai fainas, kur, aš tą patį iš šėryklą į dugną nukrenta ir nesminga tą dugną. Tai čia labai fantastika. Toliau, kas yra žolių ruožų. Čia, kur aš esu, iki čia vadėjus, tai čia palei mane yra ruožas stambesnis, o iki čia, nuo kranto iki šitokio, kur aš įsibridęs, tai to žolės pavienės tokios. Tikrai čia nieks nevalė, bet man kad ta žolė nelabai čia augant. Pirčim tokia nebjauri yra, tokia paprasta, labai tokia vienas kitas augaliuks išlindęs, tikrai net jeigu pasikabinus ar žuvį, tikrai manau, kad šitą ištraukti, nes šitą nėra bjauri. Nes aš įsibridau ant žolių sėdžius ir man nereik žuvies tramp per žolę. Toliau tai nei vienos žolės nėra. Aišku, ne visi turi pedanus. Numesti tiek, kiek aš numetu, bet nuo kranto irgi nėra sunku. Tai kad kalnas ir čia 6-7 gal metrų. Kažkas, jeigu nuo kranto. Tai nėra toli, nes čia, aš dabar, kai sėdžiu, tai čia galiu 10 metrų mesti, tas pats gilis bus 3 metrai kažkur. Aš metu apie 27. Tiesiog, noriu toliau biškį nuo savęs, taško. Nu ir tiek, tai labai čia viską man patiko, labai daug vietų, graži aplinka labai. Aišku, tie realiai su vandens motociklais gal biškį nervuojantis dalykas, nes čia šalia rampa yra nusileist. Baltym ir panašiai ir šitiem, parazitam. Viskas gerai, tai jei tenais plaukia, toj pusėje, ten viskas tarkoja, toliau gali plaukti. Bet, žinai, aišku, ne visi supranta, ne visi žino. Tie plaukiantis apie tą žvejybą ir kad čia kažkam trukdo. Jie atvažiuoja pramogausis, moka pinigus, nei čia žino, nei čia ką. Mes tik tai pykstam, o tas mūsų pyktis tai kur į dangų naina nebent, nes nieks čia negirdi.
Da, vienas kažkoks. Šits kažkoks tai jis toks šiaip didelis, bet trumps. Tai kupra didžiulė. Užsisportavęs, bet jau vos lupytę. Prieš tai turėjau vatiką, jau nebuvo kibimo, traukiant patraukimo. Buk pasiekė, bet neužkirtau gerai poros smūgų atsikabino. Tik užmečiau ilgai laukti, nereikėjo, gal minutę laiko. Tai virpena, taip kaip mažiuks karšiuks būt. Žiūrėjau vieną tokį lenkimą, tai kirtau. Turim. Tai žodžiu, ką šveičia metom, gaudom traukiam. Vasara su Windows už 27 metrų, nepaduodant visiškai jauko. Vasara priminsiu, kai yra karšta, kai dingta debesis turbūt kokie 27 bliomba čia ant šilumos. Jis Windows'u, kai čia per nesąmonę norit pagaus, dar manęse bus 2 metrą pavarys, aišku, ne pirmą kartą, taip jau žvėjoju su pusantro, čia nėra kažkokia retenybė labiau, bet su Windows'u. Jauko nepaduot, gyvų minimaliai, po 2-3 dzikus, ką čia reiškia? Nes paduodu, kai būna aprimsta, tada paduodu jau daug dzikų, ne daug dziko, kiek telpai tą Windows'uką mažą dziko, to, kaip sakiau, eleksyrą užpilau, biškį užmuščioju jauką vos, kad tik užsidarytų šiek tiek ir viskas, o kai aprims. O šitai tiesiog kokį 3 žirnių dydžio jauką su dziku sumaišyto, ten kokie 3 dzikuliai gyvi, ir šlipnelis jauko, kad jas prilipint prie to širyklos. Viduj ten tuščia ta širykla būna, tiesiog, kad biškį kažko būtų viskas. Šiandienos mažylis. Realiai tai tos žuvis šiandienos. Kibimo rodė? Kibimo rodė, aš jums sakau, žinokit, čia nemeluoju. Kibimas tai buvo, o, save pagavau, kibimo rodė. Tai duok tą kablį. Nu ką, kolektyvas, baigiam tą sunkiai šiandieną. Tragiškai sunkiai buvo, tragiškai. Palemoną nuvažiuoju, 0 kibimų, pradėjau gal 9, baigiau apie po 12 biškį. Ne, pirmą, jo. Pirmos dar palaukiu. Nei vieno koliovom. Ir Filipinai va visur, va tai va. Nu tai, važiavau į sieklą. Tažiavau naują vietą, Grabučiškėse, nieko čia negaudęs, nežvėjojęs, pasiskanavau greitai, viską sunešiau, ateva. Matosi, va, čia. 3 valandas, nei kliuvo. Jau rankas nuleido, aš ten telefonę skrožinu. Nu ir ką, paskam draugelį, sako, man irgi nieko gero, nekimba. Sako, davai kažką pagau. Nu gerai, pradėjau galvot. Galvojau, maščiau, situacija tokia. Daviau daug jauko, daug gyvų, nėra kibimų. Išėmiau gyvus, nėra kibimų. Ką daryt, mažinant už reikalą, nieks nesikeičia. Ką daryt, supratau, kad pabandyti reikia jauko nebeduoti. Viską mažai, minimaliai, padėjimų Windows'ą, širiklėlę Windows'o, ten patys, žinot, nieko beveik netelpa. Tai aš ten įdėjau biškį dzikelių, taip dzikų įkroviau, tiesiog uždėjau biškį matiliaus, to biškį jauko, kad neiškristų, viskas bemetant ir viskas. Oba, karštis, pavadėlės 1,5 metrų, aišku,
kabliukas 10 liktais dydžio 220B, ne 220R raudonas. Bumt karščias, bumt antrą nepakirtau, trečią ištraukiau karščią, ketvirtą nepakirtau, penktą ištraukiau, šeštą nepakirtau, septintą ištraukiau, aštuntą nepakirtau, nu žodžiu. Nu panašiai taip kažkas gavos. Nu tai sumoju turiu 4 karščius, 1 karos. Dydžiai tokia nebloga, karščiuks vienas yra jau nediskas, vienas yra apie 2 kilus, kiti tokie kilas su viršum, apie kilą 2 kilą 3. Nesvėriau dar, dabar ką tik pargabinau į krantą, greitai parodau setkutę, pasižiūrėjau, kaip atrodo žuvis ir važiuoja žuvis atgal, mes važiuojam pasiėmam po platformą ir pedaną ir iš čia, ko toliau. Žiūrim, ką pagavom. Nežinau, ar čia puikiai matosi dydis. Bandysiu aš jums dar pademonstruoti kitaip. Nedydžiai gražus tikrai. Tai pademonstruosiu. Didžiausią karštį aš jums pademonstruosiu greitai. Vo. Gražios patelnės tikrai. Jei ką norit, pagal veidą matot. Karščiukai gražus. Karasiuką turi. Dar karščiuką turi. Tokių va. Tokia va maždaug 4. Tokio dydžio karosas. Ir vienas mažesnis. Taigi Match Pro dirba. Gaudom, važiuojam pas Fisherį. Nusipirkam Match Pro. Jaukų, receptuką matėt ir važiuoja žvejot. Važiuoju aš namo nebežiūrėt, viena man žvejybų viso gero.